Sveiki, čia TechPil LT ir šiandien mes apžvelgsime Logitech naujausią gameriams skirtą pelę G9X. Taigi pakuotėje rasite programinę įrangą ir visą instrukciją, svarelius peliai, vieną grublėtą dangtelį, vieną lygų dangtelį ir pačią pelę. Taigi, štai turim pačią pelę, kaip matot, ji pakol kas yra be dangtelio, viršūnėlės. Pelės gale turime svareliams skirtą vietą. Štai čia galite susidėti svarelius po 4 gramus arba po 7 gramus. Pats susidėjau po 4 gramus. Uždėkime viršūnėlę. Štai taip pelė atrodo su dangteliu. Taigi apie pačius pelės mygtukus. Pelės viršuje turime jautrumui skirtus mygtukus. Kad jeigu pelė būtų pajungta prie monitoriaus, matytume ir brūkšnelius, kurie rodytų pelės jautrumą. Pelės šone turime, galėčiau pasakyti, labai patogius į priekį ir atgal mygtukus. Pelės apačioje turime labai didelės pelės kojeles. Patį lazerį, profilio mygtuką, su kurio galima išsaugoti iki 5 profilių, ir pelės ratuko mygtuką. Taigi galime palyginti pačią pelę su senesnės kartos Logitech pele, tiksliau 518 MX pele. Kaip matot, naujausia G9X yra žymiai trumpesnė ir tuo pačiu platesnė. O didžiausi pelės pliusai būtų lankstus medžiaga aptrauktas laidas, 5000 dpi, kurio tikrai turėtų užtekti kiekvienam gameriui. Taip pat galima išsaugoti profilius, jeigu jums, tarkim, reikia vykti į LAN turnyrą, galite tiesiog išsisaugoti profilius ir nereikės instaliuoti jokių driverių, nieko. Taip pat prie pliusų reguliuojamas svoris, kaip jau tapo įprasta turbūt, ir naujiena tai būtų keičiami dangteliai. O prie minusų galima būtų paminėti pelės ratuką, kuris gameriam gali ir nelabai patikti, kadangi jis įprastam režime nėra pakankamai kietas, o perjungus į lygų režimą apskritai tampa netinkamas žaidimui. Nors šiaip puslapių vertimui ir peržiūrėjimui tas mygtukas gali visai praversti.